Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video, taigi šiandien toliau apžvelginėjame visą svarbiausią informaciją, kas vyksta ir ko tikėtis iš kriptovaliutų rinkos. Tai vienas įdomus dalykas, kad visą šią savaitę buvo labai neigiamas judėjimas, tai reiškia nieko nevyko, kainos šiek tiek nukrito, ką aš ir prognozavau per praeitą video, kaip atsimnate. Ir šiandien, kaip tik realiai, tik per šiandien yra sekmadienis, gana neseniai rinka pradėjo irgi gana stipriai atsigauti. Tai irgi nebuvo kažkoks ypatingas atsigavimas, bet matome, kad bitcoinas yra ties 105 tūkstančiais, altcoinai labai gerai atsigavo, matome, kad atgavo plus 30 milijardų prie savo market cap'o. Tai irgi yra gana neblogai, toks neblogas atsigavimas, tai irgi dabar ar jis tęsis ar ne, tai apžvelgsime šiame video. Mano iš tikrųjų tokio ateinančių kelių mėnesių prognozė nesikeičia, aš manau, kad dabar čia greičiausiai šiek tiek užstriksime. Tai dabar irgi spauskit subscribe, nieko nepraleiskit, dabar nueikit paspauskit, nes laukia daug įdomių analizių ir stebėsim, kada rinkos atsigauna, kada jau gali maždaug daryti kažkokius manevrus. Ir irgi visi linkai yra apačioje. Labai svarbu, kad tie, kas yra, man iš tikrųjų įdomu, kiek mano kanalą žiūri žmonių, kurie yra pradantieji, nes vis tiek šios analizės jau yra kažkiek pažengusiems žmonėms, kurie gaudosi apie prekybą, apie rinkas, apie techninę analizę, kurią mes darome. Tai įdomu, kiek yra pradančiųjų, tai jeigu esate pradantysis, spauskit like arba pakomentuokit, tai matysiu, kiek tokių yra. Ir pagal tai atsižvelgsiu savo turinyje, galbūt daugiau padarysiu, kaip planavau video, kurie yra pradantiesiems, kurie tiesiog edukacija apie techninę analizę, galbūt kažkokios strategijos, kaip pradėti prekiauti ir taip toliau. Tai irgi visi svarbiausi linkai apačioje, jeigu esate pradantysis, kviečiu jūs prisijungti tiesiog į nemokamą pamoką, tai nemokamą pamokoje pakalbame apie kriptovaliutų perspektyvą, kiek ir kaip galima užsidirbti, kaip kada investuoti, kas yra techninė analizė ir panašiai. Tai irgi gera pradžia pradėti ir tie, kas norit išmokti profesionaliai prekiauti, tai irgi galite peržvelgti mūsų pilną mokymų programą. Dabar vyksta vasaros priėmimų nuolaida, tai reiškia galite prisijungti su nuolaida ir 2 lanksčiais apmokėjimais, tai reiškia reikia mokėti visos sumos, galite prisijungti keliais apmokėjimais. Tai čia yra vasaros priėmimai, kurie po to pasibaigs. Taigi visi linkai yra apačioje. Taigi dabar tęsiant analizę, kas per praeitą video vyko, tai iš esmės buvome realiai čia, kur ir esame, šiek tiek žemiau ir aš sakiau, kad aš asmeniškai nemanau, kad mes pralaušime šį resistance lygį. Tai yra stiprus resistance lygis, kuris laiko jau nuo gruodžio mėnesio 2024 metų, tai jis nebuvo pralaužtas, buvome šiek tiek trumpai viršui, bet matome, kad nebuvo šansų užsidaryti kainai. Tai čia yra labai daug pardavėjų ties šio lygiu, tai reiškia žmonės parduoda savo bitcoiną, jie laikė per visus šitus judėjimus ir po truputį čia parduoda, kas yra tikrai suprantama, nes buvo daug judėjimų ir teigiamų ir neigiamų. Tai yra suprantama, kodėl jie nori parduoti ir šis lygis yra labai stiprus. Tai kažkada tie pardavėjai baigsis, jie parduos, tada atsiras naujos paklausos, vis daugiau žmonių susidomės bitcoinu ir greičiausiai labai tikėtina, kad šitas visas ciklas tęsis į viršų, bet tai yra ne dabar. Dabar mes kalbame apie artimiausius kelis mėnesius. Aš asmeniškai nematau, kodėl bitcoinas turėtų pralaužti šį resistance lygį. Mums tikrai reikia stiprių fundamentinių dalykų, kurie paveiktų rinką ir padėtų pralaužti šį lygį, nes kol kas dabar pagrinde veikia manipulacijos. Šiandien vėlgi pasirodė daug naujienų apie Trumpą, apie Kiniją ir taip toliau, tokio vėlgi hypo, tokios manipulacijos, kada bandoma manipuliuoti ir pakelti šiek tiek rinkas, jos neturėtų būti taip aukštai. Tai aš manau, kad mums pralaužti šio resistance lygio vis dar nėra šansų ir jeigu ir įvyktų kažkoks stebuklas, vėl kažkoks hypas, kažkokios naujienos, nežinau, vėl pradėtų kalbėti Trumpas apie susitarimus su Kinija ar su kažkokiom kitom šalim, tai taip gali būti, kad pakilsime iki čia, bet tikrai nemanau, kad užsidarys žvakė čia ir užtvirtins šio resistance lygio sulaužymą. Manau, kad mes vis tiek galiausiai po to užsidarysim ir grįšim atgal. Tai iki kur mes grįšim irgi tiksliai nėra aišku, galbūt grįšime iki štai šio 100 tūkstančio maždaug lygio, nes čia yra lygis, kurio aš nepasižymėjęs 100 tūkstančių, galbūt grįšime iki jo ir šiek tiek pabūsime. Taigi aš manau, kad kol kas dabar vėlgi nereikėtų skubėti atidaryti daug visokių čia long pozicijų ar čia prisipirkti dabar bitcoino, nes manau, kad čia yra gana aukšta kaina trumpalaikėme periode.
ir matome iš Stochastic RSI indikatoriaus, kad irgi jau mes pakilome į viršų, matome, kad štai čia mes buvome apačioje, tai buvo realiai gera kaina pirkti. Aišku, tada nieks pirkti nenorėjo, nes visi galvojo, kad nukris bitkoinas dar žemiau, bet dabar jau matome, kad yra gana aukšta kaina pirkti. Taigi tiek apie bitkoiną. Vėlgi, kaip minėjau, altcoinų rinka irgi šiek tiek atsigavo. Kaip ir minėjau, praeitą video aš dabar neatsimenu, kur buvo altcoinų rinka, bet aš sakiau, kad laukia atsitraukimas ir jis ir buvo, ir gana juntamas. Mes buvo tikrai nuvažiavę gal iki 890 milijardų ir taip toliau. Dabar šiek tiek, kaip minėjau, vien tik šiandien plus 30 milijardų, tai mes buvome nukritę net iki 870 milijardų altcoinų rinkos, bet vėlgi šiek tiek atsigavome. Šis atsigavimas greičiausiai irgi yra tokia kaip mini manipulacija, nes jau mačiau vėl visokių naujienų apie Trumpą ir taip toliau, ir apie politiką, kurios šiuo metu neturi jokios apčiuopiamos prasmės. Tai yra tiesiog pasakos, kas bus ateityje, bet jų užtenka pajudinti rinką į viršų. Tai va, tai realiai esame užstrigę tarp šių lygių, vėlgi, ar Stochastic RSI dar nerodo, kad mes esame per aukštai, tai irgi galbūt šiek tiek pakilsime, bet aš nemanau, kad dabar yra daug energijos kainai kilti į viršų. Tai irgi dabar praeitą video pabraižiau, čia aš daug tų rodiklių pripiešęs, bet praeitą video aš papaišiau štai tokio judėjimo kryptį. Dar tada, man atrodo, dominance buvo ties šitu lygiu ir matote, kas buvo. Buvo būtent tas, ką aš pabraižiau ir ką nuspėjau, kad čia bus toks atkilimas Bitcoin dominance, aš manau, ir jis ir buvo. Matome, kad mes pakilome irgi kažkur nuo tada grubiai apie 1,5%, kas yra labai daug kalbant apie Bitcoino dominavimą. Tai irgi, aš maniau, kad keliausim dar aukščiau, bet galbūt šitą savaitę čia matome, kad čia yra toks kaip doji patternas. Iš esmės mes matome, kad yra daug stumimo iš apačios, tai reiškia nuo šio supporto, tai reiškia daug spaudimo kainai eiti į viršų. Tai žvakės mums tą rodo ir aš manau, kad galime gauti dar vieną ar dvi žvakės į viršų. Tai irgi kažkaip neatrodo, kad dabar bus kažkoks sukritimas didesnis ir nukeliausime. Aišku, bet kada gali viskas pasikeis, bet kol kas situacija yra tokia. Irgi akcijų rinka atrodo neblogai, vėlgi aš nesuprantu tiksliai kodėl, aišku, yra visokiausių priežasčių ir tos visos pasaulio rinkos yra gana komplikuotos, bet kokia yra esmė, kad vėlgi dabar mes nematėme kažkokių ypatingai gerų naujienų, muitai ir visi tarifai vis tiek paveiks neigiamai įmonės, mes jau tą matėme įmonių ataskaitose ir taip toliau Amerikoje, nes Amerika seka ir mes sekame, kad kaip sekasi įmonėm ir panašiai, mes matėme, kad jos vis tiek buvo paveiktos tarifų ir tarifai vis dar yra, taip jie kai kur buvo sumažinti Trumpo, bet jie vis dar yra ir žala buvo padaryta įmonėm. Ir man kažkaip net keista, toks atrodo labai nenatūralus atsigavimas. Štai toks matome, kad realiai 3 iš karto tokios sprogstamos žvakės. Tai irgi, kaip ilgai mes čia būsim, aš nežinau. Man atrodo, kad šiuo metu akcijos irgi yra šiek tiek per brangios, palyginus kokia yra situacija. Aš manau, kad kai išsispręstų tie visi tarifai, jau atsirastų toks aiškumas, bent jau kažkoks, nes su Kinija irgi nieko nebuvo sutarta. Čia buvo daug naujienų, kad Trumpas jau sutarė su Kinija, bet ten irgi dar nieks neaišku ir nieks nebaigta, tai iš esmės vis dar tas pats neaiškumas, tai irgi akcijų rinka atrodo gana aukštai palyginus tiek, kiek neaiškumo vyksta pasaulyje. Tai va, einant toliau, tai kas irgi iš tokių labiau bullish hype naujienų, tai USA Scott Bessentas, turbūt žinot, kas jis yra, tai jisai ką jisai sakė, kad jų tikslas Amerikos yra auginti GDP greičiau nei savo skolą ir kad tai stabilizuotų skolos ir GDP tą santykį. Tai didesnis GDP tai reiškia ekonomikos stimulas, žemesnis palūkanos, daugiau pinigų ekonomikoje, visiems gerai sekasi, įmonėm gerai sekasi, daug darbuotojų, viskas gerai. Tai yra tiksliau įmonės samdo darbuotojus ir taip toliau, ir GDP kyla, daugiau pinigų, reiškia akcijos, kriptovaliutos, viskas kyla. Tai toks yra administracijos planas. Aš manau, kad jiem pavyks, bet yra toks Jerome Powell, tai yra centrinio banko bosas, kaip sakant, ir jisai
jisai nemažina palūkanų ir palūkanų dar mažinimas nenusimato dar ateinančius kelis mėnesius, man atrodo visą vasarą, jei gerai atsimenu, čia reiktų pasitikslinti. Ir Trumpas viešai labai skatina mažinti palūkanas, jis ten sako, kad visi dabar jau yra nusteikę palūkanų mažinimui, kad Centrinis bankas turi mažinti palūkanas ir taip toliau, bet kad vėlgi tas Powellas bus greičiausiai vėl per lėtas, jis vėluos ir taip toliau, tai kas greičiausiai taip ir bus, nes dabar jau visas pasaulis mažina palūkanas, bet kol Amerika nemažins, tol nieko nebus. Tai irgi, tai kol kas neatrodo, kad bus daug ir agresyvių palūkanų mažinimų ir jie tikrai neskuba tą daryti. Centrinis bankas tai irgi, tai rinkom nėra labai gerai, bet Trumpas irgi viešai duoda daug spaudimo. Tai va, bet kalbant apie likvidacijas, tai matome, kad dabar didžioji dauguma shortina rinką, shortina bitcoiną, nes galim šiek tiek prisiartinti. Nes mes matome, kad daugiausiai dabar leverage, daugiausiai sverto yra štai čia ir dažniausiai kaina pasiema tą svertą, o apačioj beveik nėra. Tai natūralu, kad kaina ir visus manipuliatorius trauks šiek tiek į viršų, susirink tą svertą, bet po to labiausiai tikėtina, kad vėlgi kaina po to keliaus žemiau. Tai vėlgi, tai kas, va čia pavažiavome į apačią ir matome, kad taip ir buvo. Vėlgi, štai čia jeigu grįžtume, matome, kad čia buvo daug sverto ir dabar jau irgi atsinaujino grafikas ir mes matome, kad jau kaina virš 105 ir pažiūrėkite, kiek sverto buvo susirinkta. Tai čia iš esmės aš manau visas tas dalykas, kodėl buvo toks sprogstamas judesys į viršų, nes iš tikrųjų nieko įdomaus nevyko, bet sprogstamas į viršų, nes buvo surinktas svertas. Galbūt surinksime svertą, likviduosime traderius ties 106 000. Tai irgi tikrai nėra garantas, bet gali būti, kodėl ne. Labai arti esame, tai galbūt dar pasistums kainą viršų ir tada bam, manau, kad keliausim į apačią. Kaip čia, vat, pavyzdžiui, buvo irgi turbūt buvo surinktas svertas ir tada bam į apačią. Tai va, tai kol kas dabar tokia situacija tiek šiam video. Tai kaip minėjau, visi linkai apačioje, pasirinkit kam ko reikia, kas norit prisijungti mūsų nemokamą Telegram grupę, kas norit prisijungti nemokamą pamoką ir taip toliau. Spausk subscribe tiek šiam video, sekit naujienas ir susitiksime kituose.